Prokurorai aiškina, jeigu bus palaiminta policijos iniciatyva, netrukus nutiks taip, kad angelai sargai galės neskubėti tirti smulkių nusikaltimų, todėl jų esą bus išaiškinama dar mažiau. Pagal siūlomą tvarką policininkai patys galės spręsti, kokius nusikaltimus tirti greičiau, o kuriuos bent jau kuriam laikui padėti į stalčių. Šiuo požiūriu iš tikrųjų tas teisės akto projektas jis iš esmės prieštarauja tiek pagrindiniam konstituciniam principam, tai yra visų lygybės prieš įstatymą, tiek baudžiamojo proceso principam, kad visos nusikalstamos veikos turi būti ištirtos išsamei ir greitai. Iš kitosgi pusės policijos pareigūnai pagal šitą aktą prisiima savo lyg ir daugiau kompetencijos arba teisių nuspręst, kokiu būdu tyrimas bus atliekamas. Nors šiandien pagal konstituciją ir baudžiamojo proceso įstatymą tai yra prokuroro kompetencija. Siūlomus pakeitimus kritikuoja ne tik prokurorai, bet ir teisės profesorius. Tokiais žingsniais yra einama link tam tikro chaoso. Dabar su tokia tvarka mes policijos lygmenį galim turėti tokią situaciją, kad kai kurie nukentėjusieji, kurie tokiais tapo ne dėl savo kažkokių tai, sakykime, veiksmų, o dėl intervencijos į jų gyvenimą, iš esmės tampa sudėlioti į tam tikras lentynėlės. Vieni turi daugiau teisių, kiti turi mažiau teisių. Dėl naujos tvarkos prokurorai kritiką žeria ir savo vadovui Dariui Valiui, kuris esą linkęs pritarti pakeitimams. Prokurorai įtarė, kad naujomis taisyklėmis policininkai siekia lengvesnio darbo, o nukentėjusių interesai bus paminami. Gal čia norime taip irgi komfortiškai gyventi, iš esmės tam tikroje situacijoje. Ir patiems spręsti, koksgi ikiteisminis tyrimas nėra perspektyvus, o koks yra perspektyvus. Tai vėlgi aš noriu akcentuoti šitoje vietoje, kad čia mes ne apie modernumą daugiau kalbam, o vis dėlto apie tai, kas tarybiniais laikais būdavo. Dauguma ikiteisminių tyrimų ar tuomet parinktinių tardymų buvo stabdomi būtent iš anksto žinant, kad nieks ten nei vieno veiksmo neatliks. Šiandien mes negalim efektyviai dirbti. Tam, kad būtų galima pasiteisinti, kodėl mes taip negalime efektyviai dirbti, tai vat ir sukūriamos tokios taisyklės. Ir tokiu būdu bus palengvinamas darbas su tais pačiais resursais, bus tik tai tyriamos atskiros nusikalstamos veikos. Policijos vadovas atkerta, kad naujosios tvarkos logika paprasta. Prioritetas turi būti teikiamas sunkiems nusikaltimams. Tikrai mes tirsime viską, tegu žmonės nenuigastauja, tačiau matyti žmonės šiandien irgi nekrikštoja džiaugsmu, kada mes, sakykime, iš vagysčių paimant, yra didžiausia nusikaltimų pagal struktūrą rūšį, 50%, tyrėme 25 arba 6% efektyvumu. Tai turbūt tikrai taip negali būti, o dėl to yra, kadangi mes tyrėme iš tikrųjų viską tokiom pačiom pajėgom, tai yra ir iš žvirblį šaunam iš patrankos. Generalinis komisaras juokauja, kad prokurorai informacijos apie vykdomas reformas visada gali kreiptis į jį, jeigu to nesužino iš Valio. Reporteris Artūras Paknys, Vilnius.